Sveiki visi, Disc Shop komanda grįžta su nauju lietuvišku turiniu. Taigi, šiandien esu Vingio disc golfo parke ir šiandien išbandysim naujokų rinkinį iš Kastaplast gamintojo. Taigi, rinkinį sudaro 3 diskai, pateris Reko, vienas populiariausių Kastaplasto paterių. Tada turim turbūt populiariausią Kastaplasto diską Bergą, kaip approach diską, ir turim fairway driverį Stig. Paisim ratuką, pažiūrėsim, kaip skrenda Kastaplasto naujokų rinkinys. Ir tiek. Pirmas krepšys, 56 metrai per 3 tiesiai. Toks savotiškas tuneliukas iš medžių. Bandysim atviru su Bergu. Gera pradžia. Antras krepšys, 60 metrų per 3. Turim pradinį tarpą 2 medžių ryškių, kurį reikia prasimest, ir tada kuo toliau tiesiai. Matysim tokiu pat metimu kaip pirmų krepšį su Bergu, atviru. Svarbu pataikyti į tarpą, o paskui jau skremblinsim. Paslydom, bet turėtų būti gerai. Pirmas ratas, kokie 9 metrai iki krepšio. Bandom užsipatinti. Pagavo. Trečias krepšys, 45 metrai. Vėl sąlyginai tiesiai, nuo pado. Turim medžių koridoriuką, kurį pataikius tiesiai viskas tiesiog skrenda link grandinių. Tai tą ir bandysim padaryti. Pasimsim Reko paterį, paleisim ir bandysim sužaibuoti. Per daug perverčiau. Linija netikus, bet gal turėsim pat. Ne. 3 iš 3 būtų buvę neįtikėtinai. Ketvirtas krepšys, 56 metrai. Krepšys irgi tiesiai, tik tai turi daug daugiau medžių sargų aplink save. Tai bandysim su Stigu atviru, kad išsiraitytų S formą ir nuskirstų prie krepšio. Neišsiraitė. Pasilikom truputį. Ką, redemption patas. Vėl atstumas panašus kaip trečiam krepšį. 10-11. Dabar tiesesnę stovėseną turiu. Penktas krepšys, 52 metrai. Krepšys užsisuka į kairę, gan stipriai. Turim mando medį, kurį reikia apeiti iš dešinės. Bandysim su fairway'u. Daugiau haizerio, daugiau jėgos. Visai neblogai.
Pagavo paskutinį medį. Turėtų būti pirmo rato kampas. Kokie 8-9 metrai. Reko vieni juokai. Šeštas krepšys 59 metrai par 3. Visiškai priešingas penktam krepšiui. Šis susisuka stipriai į dešinę. Turim ir lubų limitą ir reikia staigaus, bet tuo pačiu einančio į priekį haizerio. Tai nežinau, bandysim su fairway'um, daug haizerio ant forehando, žiūrėsim, ar kas nors pavyks. Paflipino. Bus patas, bet ne park. Žymiai geriau nei tikėjausi. Kažkaip praėjo pro visas šakas ir turim 5 metrikų patą. Septintas krepšys, 67 metrai par 3. Krepšys yra sukasi truputį į dešinę. Turim mandą medį dešiniai, kurį reikia apėti iš kairę. Bandysim atviru su fairway'um. Vėl daug haizerio. Nes panašu, kad jis labai nori perversti ant atvirų. Jeigu silpnai išmeti, pagavo paskutinės šakas, numatysim. Kaip ir galvojau, truputį trumpas, vienau šakas, tai numušė stylį, bet 11 metrų iki krepšio. Panašu, kad reikės keisti patarį. Reko mėgsta krepšio dugną. Aštuntas krepšys, 49 metrai. Krepšys truputį šiek tiek dešiniai nuo, žiūrint nuo tipedo. Irgi tuneliukas iš medžių. Reikia, kad kažkas užsibaigtų dešinę. Kol kas kosminį ratą einu. 6 per 7 krepšius, tai pažiūrim, ar sugebėsiu susimauti paskutiniam krepšį. Su reko uždaru vysim perverst patarį, kad eitų link krepšio. O taip. Ne per daug tiesiai nuėjo. Reikėjo dar truputį perverst. Bet 5 metrai iki krepšio negali skųstis. Nu ką, ratukas apeitas, rezultatas kosminis. Vat su tokiu ratu grįžtam po ilgo poilsio sezono. Apie diskus. Reko labai tiesus, geras pataris, patogus, bent jau mano rankai. Tikrai rekomenduoju pabandyti. Net pats turbūt pabandysiu patint, nes patys matėt, kokie patai suėjo visi. Viską pagauna, viskas į krepšį. Bergas, kiek žaidėjų, tiek nuomonių apie šitą diską. Vieniem patinka, kitiem ne. Man turbūt iš pirmo greičio diskų šitas yra vis tiek geriausias, nes aš mėgstu atvirų mėtyt. Tai bergas, kol nepabandysi, tol nežinosi, ar tau patiks ar ne. Stigas, labai geras mėgėjų diskas. Fairway'u 6 greičio, man atrodo, labai skrenda linija, kurią paduodi.
Tai mėgėjam labai geras diskas pradėt ir norint toliau mest negu paterį ar midą. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Kaip visada, spauskit patinka, prenumeruokit kanalą ir susitiksim kitam video.